Trokštų būti šventas, ar pasirašot po tai žodžiais, kuriuos ką tik giedojame. Tokia yra esmė, prasmė mūsų kas savaitinių susirinkimų. Trokštų būti šventas. Tai reiškia panašus į tą, kuris vienintelis yra tikras ir vienintelis yra amžinas. Ir mes būkime tikri ir amžini. Tai, kas trukdė mums būti šventais per šią savaitę, tegul atgailos malda apvalo mus ir gydo mūsų širdis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: Mokytojau, liep mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė: Žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojo? Ir dar pridūrė: Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti: ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė: štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. O tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė: kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką susikrovėjai? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tai viešpaties žodis. Kažkaip pritilęs mikrofonas yra. Jaučiu, kad daugiau turiu kažkaip garsiau kalbėti, ne? Jūs jaučiat irgi tą? Ir vėl kažkas kažką prisuko. Nes daugiau pastangų turiu dėti, kad kalbėčiau garsiau, žodžiu. Kad neužmigdyčiau jūsų labai. 64 kartai. Tiek kartų išminčius Koheletas savo labai trumpame veikale, tik tai 12 labai neilgų skyrių, žodžiu, pakartoja vieną ir tą patį žodį rūkas. Jūs žinote jau, kad kai yra pasikartojimai, jau 2 kartus yra kažkas pakartota šventajame rašte. Kai žodis jau pasikartoja 64 kartus, tai reiškia dėmesio. Tai begaliniai svarbu. Reiškia, tu negali nesustoti ir nepamastyti, apie ką čia eina kalba. Rūkų rūkas, sako Koheletas. Viskas yra rūkas. Koheletas savo gyvenimą pasiekė tokį tašką, kuomet jam tampa aišku, kad šiame gyvenime viskas praeina. Jis vartoja tokį žodį, havel, praeinamybė, rūkas, kvapsnis, tai, kas greitai išsisklaido, žodžiu. Pats jis gyvena neblogais laikais, 3 ar porą šimtų metų iki Kristaus gimimo, Palestina tiesa okupuota Egipto Ptolomėjų dinastijos, iš esmės taikingas gerovės laikotarpis, o visuomenė ištroškusi ir tuomet ir dabar valdžios ir pinigų. Ir sako, ką Koheletas šiandien skaitinyje, sieki karjeros, turėsi viską palikti.
Vis maža tau žinių ir įgūdžių, viskas, sako, praeina. Skauda tau kas nors, ar susirūpinęs esi tiek, kad miegot negali, viskas praeina. Taigi įsivaizduokime ūkanotą, miglotą rytą, kokiu dabar tik tai dažnės ir daugės. Ir pabandykime įsivaizduoti žmogų, kuris bando tą miglą sukrauti į maišą, žodžiu. Pabandykite įsivaizduoti tai. Žmogus atsistojęs, rūkas, migla ir bando saujomis sugriebti, žodžiu, kažkaip į maišą. Kaip visa tai atrodo? Juokinga. Po to jau pradedam nerimauti, nes žmogus pavargsta jau mirtinai tiesiog. Taip atrodo. Žmogus, kuris bando imti ir krautis rūką. Kas yra toji migla? Kas yra tas rūkas, dėl ko mes draskomės ir bandome prikimšti tos pilnus klojimus, apie kuriuos girdėjome Evangelijoje? Kas tai galėtų būti? Ir šiandien mums apie tai pasakoja apaštalas Paulius 2 skaitinyje Kolosiečiams. Sako, numarinkite. Tai reiškia, neduok valgyti šitam sumanimui, minčiai, nustok ryti tai, nes susirgsi arba pervargsi mirtinai. Numarinkite, sako, kas jūsų narėse žemiška, ištvirkimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kaip jau karūna, kuri yra stabmeldystė. Taigi, mums gyvenime kartais dėl mūsų sužeistos prigimties atrodo, kad jau kai prisivalgysiu, tai jau daugiau nebenorėsiu valgyti. Ir taip daugelis sričių, ne tik su maistu, bet taip pat ir su kitais dalykais, kuriuos įvardina Paulius. Jau kai atsisėsiu, jau kai pavalgysiu, daugiau nebelyskit, daugiau nebevalgysiu. Klaida. Norėsi vis daugiau, vis dažniau ir įklimpsi į didžiulės problemas, į didžiulius sunkumus. Nebūsi sotus, nebūsi laimingas. Su kuo nebūsi sotus, nebūsi laimingas? Pirmas dalykas, kurį įvardina Paulius, ištvirkavimas. Mums tas graikiškas žodis yra šiais laikais labai gražiai, labai negražiai, bet gerai pažįstamas pornejan. Iš čia žodis pornografija. Taip galime galvoti apie juslinius seksualinius geismus, ištvirkavimas, pornejan. Sako, valgyk, bet neprivalgysi. Nebūsi sotus, nebūsi laimingas, sako Paulius. Toliau apie netyrumą ir nešvarumą kalba. Graikiškas žodis akatarsija. Tai čia galima kalbėti ir apie fizinį nešvarumą, bet ir apie moralinį. Pavyzdžiui, Jėzus tą patį žodį vartoja Mato Evangelijos 23 skyriuje, kai bara fariziejus, rašto aiškintojus, sako, jūs pabalinti kapai, kurie paviršiuje labai gražiai atrodot, o viduje esat pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumo, akatarsija. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Ko sako Paulius nevalgyti, nes nebūsime sotus? Tai, kai lygino su kitais žmonėmis. Ar geriau atrodau, ar gražiau atrodau, ar esu protingesnis. Žodžiu, ir Jėzus galiausiai jiems sako veidmainiai, tai reiškia klaunai jūs. Kai tai darot, kai jums rūpi, ką apie jūs galvos, kai jūs rūpinatės, žodžiu, ar esu gražesnis, protingesnis, sako Jėzus, tu klaunas esi. Nebūk klaunas, nebūk aktorius, nes Jėzus sako, tu esi aktorius, tu esi vaidmenį, tu nesi tikras žmogus tuo metu, kai tu rūpinės, bet tokiais dalykais. Tai yra nešvaru, Jėzus sako. Tai tave daro nešvarų tavo viduje. Kartais mes esame kvapnus išorėje, bet viduje jaučiuosi nešvarus. Kodėl? Todėl, kad klausiu, kaip čia galėčiau atrodyti geriau, gražiau, protingiau už kitus. Aistringumas, patos,
Laiške romiečiams, žodžiu, Paulius kalba kažką labai panašaus, kas yra panašu į seksualinius geismus netvarkingus, bet tarsi eina dar žemiau, žodžiu, kažkas, kas priešinga prigimčiai. Paulius vartoja tą žodį šitame kontekste. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyriškiai padaro. Tai viskas eina tokia žemėjimo kryptim, nuo santykių seksualinių, kurie yra netvarkingi, bet prigimtiniai. Tada eina tas lyginimasis su kitais, žodžiu, kitokia pornografija. Tada galiausiai eina prie tokio aistringumo, kur nesvarbu jau su kuo. Žodžiu, prieš prigimtį eina santykiai. Ir galiausiai pikta pageidimas. Pikta pageidimas, tai, kas man neneša jokios neramybės, neša kaip tik daugina manyje neramybę. Kur tas žodis vartojamas yra Naujajame testamente, kodėl aš jums bandau tas vietas parodyti, kad mes suprastume, apie ką kalba eina. Nes Paulius išvardina, o apie ką kalba eina, koks vaizdinys už to stovi. Labai įdomu Naujajame testamente atrasti tas sąsajas. Man pačiam buvo labai įdomu ieškotis tų sąsajų. Lukas 23 skyrius 22 eilutė. Jėzaus teismas, Pilotas. Pilotas klausė minios, o kągi jis piktą yra padaręs, piktą pageidimas. Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti. Taigi nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Apie ką kalba Poncijus Pilotas? Už ką buvo baudžiama Jėzaus laikais romėnai baudė mirtimi? Už ką? Už nusikaltimus valstybei. Romėnai galėjo skirti mirties bausmę už sunkiausius nusikaltimus prieš valstybę, tokie kaip maištas, sąmokslas, agitacija prieš valdžią, mokesčių nemokėjimas ir panašiai, žodžiu. Tai reiškia visi dalykai, kurie yra susiję su mano santykiu, su teisėtai išrinkta valstybė ir valdžios žmonėmis. Taigi verslai, mokesčiai ir visa kita, žodžiu. Ir galiausiai vainikuoja Pauliaus tą, žodžiu, dainą apie tas ydas, kurios mūsų nepasotina, tai godumas. Daugiau, žodžiu, į tą godumą tenka ir telpa viskas. Ir yra kalba ne tik apie turtų kaupimą, bet apie nepatenkinamą troškimą praturtėti kitų sąskaitą ir kad galėčiau viską išleisti maksimaliai patenkinant save. Ne kad uždirbu pinigus, kad užtikrinčiau savo pragyvenimą, ne kad pasidalinčiau su kitais, bet tam, kad išleiščiau maksimaliai patenkinant save, žodžiu. Taigi, ar čia yra, kai esi godus vietos kitam žmogui ir Dievui? Ne. Nebent tau jie pradeda praturtėti. Taigi, apibendrinkime šitą blogąją naujieną šiandien. Pinigai, valdžia, garbė, daiktų kaupimas, seksualiniai malonumai, prigimtiniai ir prieš prigimtį, nusikalstomi sukčiavimai, machinacijos, visa tai šiandien galime sakyti yra rūkų rūkas. Mirtinai pavargstame, mirtinai pavargsi. Neprivalgysi, nebūsi sotus, neprimaitinsi nieko kito. Įsineškit šiandien šitą vaizdinį. Pasižiūrėkit, ar taip gyvenime nedarote. Kai bandote rūką ir miglą, žodžiu, sudėti į maišus, ir ten, kai pasižiūri, tuščia. Ir tada liūdna, ir tada pikta mums gyvenime darosi, nes tušti tie maišai yra. Nemėgstu vairuoti, bet labai turbūt mums tinkama šiandien pavyzdys bus arba vaizdinys bus, žodžiu, kaip dabar kažkaip gerąją naujieną visame tame atrasti. Yra rūkas, keliaujame per rūką šitame gyvenime. Daug šitų pagundų yra mūsų gyvenime. Nekalbėtume, jeigu taip nebūtų, jeigu mums tai nebūtų aktualu. Bet kai važiuoja automobiliu per rūką, tai kas yra būtina?
nužinoti, kaip įsijungti priešrūkinius žibintus. Kaip nors. Aš prisimenu, kai į technikinę nuvažiavau pirmą kartą gyvenime, sako, įjunkit priešrūkinius žibintus. O galvoju, jie pas mane yra, reiškias. Tai gėda buvo, atėjus ten pats kažką pasuko, žodžiu. Bet taip, priešrūkiniai žibintai yra mums reikalingi, kai yra rūkas. Kuo jie skiriasi nuo kitų paprastų įprastų žibintų? Tuo, kad jie yra žemiau įmontuoti negu įprasti dideli žibintai, kuriuos naudojame visada kitom aplinkybėm. Ir jie apšviečia viską, kas yra ant žemės. Viskas, žodžiu, kad kam tai, kad kelią matytume, kad nenuvažiuotume nuo kelio. Priešrūkiniai žibintai, žodžiu, nes ką tu, jeigu rūkas, tu ten į priekį pašviesi dabar aukštai, ką tu ten matysi? Nieko, tau reikia, kai rūkas, kelią matyti, į griovį nenuvažiuoti, žodžiu, ne, rūkas. Bet reikia priešrūkinių žibintų. Kas yra mūsų priešrūkiniai žibintai, mielieji? Šiandien kaip razina, žodžiu, kaip desertas, kaip kulminacija Dievo žodyje skambėjo 89 psalme. Viešpatie, išmokyk mus savo dienas suskaičiuoti, kad įgytume išmintingą širdį. Priešrūkiniai žibintai yra išmintinga širdis. Kai Saliamonui sako Dievas per pranašą, pasirink, ką nori, žodžiu, auksinė žuvelė sako, pasirink, ką nori. Pinigai, karalystės, valdžia, ką pasirenka Saliamonas karalius? Negirdžiu. Ja. Ar dažnai prašote savo išminties iš Dievo? Kaip dažnai mes prašome Dievo išminties? Išmintinga širdį. Išmintinga širdis, jinai nori nenuvažiuoti nuo kelio ir nori pasiekti tikslą savo gyvenime. Kokia tai yra išmintinga širdis, kuri nenori prarasti jėgų veltui, bet žino, į ką investuoti apsimoka. Ir Paulius mums pirmajame laiške Korintiečiams sako, yra kažkas, kas šitam gyvenime nepraeina. Nepraeina, neišsisklaido kaip prasa, migla arba rūkas. Kas tai yra pirmajame laiške Korintiečiams parašyta? Per vestuvės visi nori apie tai skaityti. Tikėjimas, viltis ir meilė niekada nesibaigia, sako Paulius. Meilė niekada nesibaigia, bet prieš tai sako tikėjimas, viltis ir meilė. Tai yra tikra, sako. Tai yra tikra. Kiekvieną kartą, kai pasirenki mylėti, tai yra tikra. Tai tave pripildys. Tai tau labiausiai šito reikia. Santykio vienas su kitu. Vienas autorius cituoja tokios jaunos poros dialogą. Vyras sako žmonai, žinai, ką sako brangioji, aš sunkiai dirbsiu ir vieną dieną mes būsime turtingi. Žmona protingesnė atsako, mes jau esame turtingi, brangiausiasis, nes turime vienas kitą, galbūt kada nors turėsime ir pinigų. Bet tai yra išmintinga širdis. Šitos moters yra Mes turime vienas kitą. Mes galime gyventi didžiausiame neturte. Mes galime dėl įvairiausių priežasčių neturėti galbūt netgi intimių santykių. Mes galime neturėti darbo ilgus mėnesius. Bet mes turime vienas kitą. Mes galime kalbėti, apsikabinti, pasivaikščioti kartu, susijėmus už rankučių. Nes turime vienas kitą. Tai niekada nesibaigia, niekada nepraeina. Ir tikslas galiausiai, kai važiuoji tuo keliu, svarbiausia žinoti, kur tu nori nuvažiuoti. Ir Paulius galiausiai sako šiandien, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Taigi, nesavanaudiška meilė artimui iš vienos pusės, bet kitas dalykas, kuris yra visada tikras, nesuvaidintas, kuris visada vertas mūsų dėmesio, tai tik tai ryšys su Jėzumi. Ir nepaviršutiniškas, daugmaž, tai kaip tau sekasi, bet ne. Šitas Jėzus, kuris rodo į širdį, sako, aš noriu žinot, kas vyksta tavo širdyje.
Aš noriu, kad tu paklaustum, ar šiandien tavo širdis yra laiminga. Šitas Jėzus tik tai šito klausia. Ar tavo širdis šiandien yra laiminga, jeigu ne, jis nori tau padėti. Jėzus yra tikras, amžinas, jis taip pat niekada nesibaigia, neišnyks kaip rūkas. Tad šiandien šioje šventoje mišių aukoje kartu viena širdimi maldaukime išminties. Šventoji dvasia ateik su išmintingomis širdimis, su tais priešrūkiniais žibintais, kad tarp tų visų miglų, rūkų, ūkanotų dienų, žodžiu, sugebėtume nenuvažiuoti nuo kelio, matyti tai, kas yra tikra, meilė yra tikra, kitas žmogus yra tikras, santykis su juo yra tikras, o visa kita yra priedai mažiau, daugiau reikalingi, nereikalingi. Ir tikras yra visada tikslas, kurį renkiesi, o tikslas te būna mūsų visų, tik tai Jėzus Kristus. Amen.